Sveiki, Dakaro mylėtojai ir mylėtojas. 9 greičio ruožo finišas. Apie šiandien galėčiau pasakyti taip, kaip išmiegosi, taip pravažiuosi. Praėjęs vakaras ir naktis buvo skirtas ne miegui, o Lingės remontui. Nes vakar dieną paaiškėjo, kad lūžo dar viena Lingės juosta. Ir aš jau vakar važiavau kaip prisimerkęs visą kelią, tiesiog kad tik davažiavam, džiaugiuosi. Tada pasiklausiau teisėjų, ar gali man kažkas atvežti dalių, sakė, jokių problemų, gali ir Amazonui išsakyti, ir Ovoko tau gali atvežti, ir draugai gali atvežti, tu tik vežkis. Tai žiūrovai atvežė man dalių, Lingė, ten nuo kitos mašinos pritaikėm, naktį vakare tiksliau taikiau, nepritaikiau, bet labai man pasisekė, nes Ginto Petraus mechanikai buvo visus darbus jau pasibaigę, išsikalbėjau, tai patarė ir padėjo. Tai buvo labai gerai, nes vienam ten buvo tikrai sunkoka. Ir juolab, kad jie buvo visiškai, jie galėjo net ir ilgiau pavakaroti, todėl kad šiandien jiem atostogų diena, nes visi automobiliai išvažiuoja į maratoninį greičio ruožą, kurio mums šiemet kažkodėl antro nėra. Vienas buvo, o antro nėra. Pernai buvo 2. Na, tai yra kaip yra. O kalbant apie šiandien, tai viskas žymiai smagiau iš karto, kai mašina važiuoja taip, kaip turi važiuoti. Tai smaginausi. Sakyčiau, kad taktika buvo tokia neatvažiuoti šiandien pirmam, nes reikia tiesiog išsaugoti automobilį, mesgi ir taip laimim. Reikia tiesiog tik važiuoti netoli mūsų pagrindinio konkurento Moreros su Porsche 959, kurį šiaip šiandien aplenkėme gal 21 taškų, kas tolygų sekundėms beveik. Tai žiauriai smagu iš tikrųjų, bet nemanau, kad šiandien mes būsim apie antrą vietą kažkur absoliučiai, išlaikydami pirmą vietą ir toldami nuo savo artimiausių konkurentų, kas yra dar smagiau. O ypač, kad tai darėm labai smagių procesų, nes viskas prasidėjo didelėm kopom, pilnų gazų, vėliau navigacijom, pakankamai nesunkiom, viskas susitvarkėm, viskas gerai. Tai jutomės, kad važiuojam labai stabiliai, kad mūsų aplenkčia šansų didelių nėra, nes klaidų didelių nedarom, o atvažiavę finišą pamatėm, kad ne tik nedarom klaidų, bet ir važiuojam top 3 visada. Nu tai fantastika, ko daugiau norėti. Taip ir toliau, bent jau aš taip tikiuosi. Iki.